Labas vakaras, brangus radijo klausytojai. Šiandieną laidoje Gyvieji šaltiniai mes apžvelgsime 2 krikščioniškus leidinius. Abu jie yra nauji, tačiau vienas iš jų yra periodinis, išeinantis kas ketvirtį, o kitas yra knygelė, versta iš Džono Piperio atitinkamo leidinio, kuris vadinasi anglų kalba For Your Joy, o lietuviškai Tavo džiaugsmą. Tačiau pradžiai norėčiau atsiversti Gerosios naujienos centro išleistą pirmąjį numerį šių metų žurnalo Gyvieji šaltiniai, kurio pavadinimas sutampa su mūsų laidos pavadinimu, iš tikrųjų ir davė radio laidai pavadinimą. Ir aš noriu apžvelgti pirmiausia straipsnį baptistų pastorius Irmanto Pinkoraičio, kuris vadinasi Palaimingiau duoti. Pastorius, išeidamas iš Evangelijos pagal Luką 8 skyriaus nuo 1 iki 3 eilutės, kuriuose rašoma apie moteris vaikščiojusias kartu su Jėzumi ir jo apaštalais ir šelpusias juos savo turtu, pabrėžė, cituoju straipsnį: nuostabu, kad patikėję Dievu žmonės atverdavo savo širdis kitiems. O gal nereikia stebėtis tuo? Juk tas, kuris suprato, kokią didelę dovaną gavo iš viešpaties, turbūt su džiaugsmu taps dieviško išganymo bendrininku ir laimins kitus, duodamas tai, ką turi. Tos moterys Dievo malonės dėka buvo turtingos. Savo ruožtu apaštalai tarnavo kitiems. Jie ne tik mokė, bet ir šelpė vargstančius. Ne kasdien Jėzus maitino žmonės stebuklais. Jis norėjo, kad ir apaštalai darbuotųsi ir išmoktų dalytis. Iš pavienių prašymų Biblijoje matyti, kad Jėzus skatino paramą vargšams. Evangelijoje pagal Joną 13 skyriuje yra 29 eilutė. Cituoju: kadangi Judo žinioje buvo kasa, kai kurie pamanė, jog Jėzus jam įsakęs: nupirk, ko mums reikia šventėms, ar liepęs, ką duoti vargšams. Citatos pabaiga. Taigi tai buvo įprasta. Mokiniai ne tik priimdavo dovanas, bet ir patys duodavo tiems, kuriems buvo sunku. Liūdna, kad Judas grobsydavo įplaukas ir taip kenkė savo ir trukdė daryti gerus darbus. Bet jo misija ilgai nesitęsė. Taurė buvo perpildyta ir jos pabaiga mums visiems žinoma. Kita straipsnio vieta. Turime prisiminti, kad to meto valstybė buvo kitokia, nei ją įsivaizduojame dabar. Mūsų valstybė stovi ant krikščioniškų pamatų. Nesvarbu, kiek braškantis yra tie pamatai, tačiau valstybės noras padėti našlaičiams, našlėms ir kitiems socialiai nuskriaustiems yra girtinas. Jeigu ne krikščioniška mintis, vargu ar pasaulis būtų toks, koks jis yra dabar. Vargu ar likusi pagoniška Lietuva turėtų našlaičių ir senelių prieglaudas, nakvynės namus, labdaros valgyklas ir daug kitų gerų darbų. Bažnyčia parodė pavyzdį, kaip reikia rūpintis vargstančiais. Ačiū Dievui, kad valstybė ne tik kalaviją nešioja, bet ir bando padėti nuskriaustiems. Iš Gyvųjų šaltinių žurnalo, numeris 1 2015 metų, skaitau pastoriaus Pinkoraičio straipsnio Palaimingiau duoti ištraukas. Dar viena ištrauka iš šio straipsnio. Dirbk turėdamas tikslą paremti stokojančius. Dievo žodis mums liudija, kad netgi praėjus daug metų po Kristaus pakilimo į dangų, mokiniai nepamiršo gerų darbų ir visada stengėsi skatinti vienas kitą daryti gailestingumo darbus. Štai Paulius ragino Efezo bažnyčią: nei iš vieno netroškau nei sidabro, nei aukso, nei drabužio. Jūsgi žinote, kad mano ir palydovų reikalams tarnavo šitos va mano rankos. Ir aš jums visur rodydavau, kad šitaip triūsant reikia paremti silpnuosius ir atminti viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius: palaimingiau duoti negu imti. Apaštalų darbų 20 skyrius nuo 33 iki 35 eilutės. Šioje vietoje Dievo tarnas liudija bažnyčios vyresniesiems, kad dirbo savo rankomis ir ragino visus darbuotis, kad galėtų padėti kitiems. Jėzus mokė žmonės dirbti ir duoti. Jis praktiškai parodė, kad daug labiau palaimintas yra tas, kuris gali duoti stokojantiems. Kodėl palaimingiau duoti? Kas nepatiria džiaugsmo duodamas, vargu ar supranta Kristaus aukos didybę. Argi netirpsta širdis, kai pamatai, kad maitinamas išalkęs ir aprengiamas nuogas. Tik tas, kuris pasimokė gailestingumo iš Jėzaus, gali išmokti duoti ir būti laimingas. Toks mylintis žmogus, kai gauna atlyginimą, visų pirma mąsto, kaip galės palaiminti kitus. Perskaičiau keletą ištraukų iš
straipsnio palaimingiau duoti. Visą straipsnį galite rasti Gyvųjų šaltinių žurnale, kurį galite užsisakyti pašto skyriuose, taip pat gauti krikščioniškose bendruomenėse visoje Lietuvoje. Kitas straipsnis yra Nadeždos Orlovos. Jis vadinasi Stebuklingos lazdelės beieškant. Taip pat norėčiau pateikti porą straipsnių ištraukų. Asmeniškai man labai patinka Nadeždos Orlovos pamąstymai, kurie spausdinami rusų kalba leidžiamame krikščioniškame žurnale Viera į жизнь, tai reiškia tikėjimas ir gyvenimas. Orlova rašo: idėjos senos ir savo šaknimis siekia šimtmečių gelmes, viduramžių alchemikų bandžiusių paversti varį auksu, kolbas ir kondensatorius. Šiuolaikinis chemijos ir fizikos išsivystymo lygis, taip pat visuotinis raštingumas nebeleidžia amžinai gyviems Saint-Germainams ir Lenormandėms vilioti pinigus pasitelkiant efektingus fokusus. Tačiau pateiktos šiuolaikinė kalba, vartojant terminus ir žodelius lepinančius šiuolaikinio vakarų pagonio klausą, čakros, mantros, cigunos, šios idėjos užvaldo mases sparčiai ir plačiai. Dabar paprastas žmogus kloja pinigus ne už homunkulą ir aukso luitus, o už savo paties svajonės. Tiksliau, už pažadus, kad jos visiškai išsipildys, už galimybę pačiupti sėkmę už uodegos ir pritraukti ją prie savo piniginės. Tauškalų ir rūko pakanka, tačiau tuo pačiu metu teigiama, kad viskas paprasta ir prieinama. Tai reikia panorėti, patikėti, atsipalaiduoti, paleisti, apsivalyti. Atrodytų tiek jau to, tegul. Patarlės žuvis ieško kur giliau, o žmogus kur geriau, dar niekas nepaneigė. Dabar pasaulis galutinai išsilaisvino nuo savo drovios egoizmo uždangos ir paskelbė tikslą – fizinį ir psichologinį komfortą. Siekimo metodai bet kokie, su sąlyga gerbti baudžiamąjį kodeksą. Ir tai absoliučiai normalu ir teisinga tiems, kurių gyvenimas apsiriboja žemišką egzistenciją. Iš tiesų, jeigu jūs netikite Dievu, pomirtiniu gyvenimu, teismu ir bausme, arba apdovanojimu po mirties, tuomet šūkis paimti iš gyvenimo viską visiškai teisėtas. Bet kažin, ko ieško krikščionys, ypač vadinantieji save gimusiais iš aukšto, drumstame šiuolaikinių laimės pardavėjų asortimente. Tai klausimas. Skaitau ištraukas iš Gyvųjų šaltinių žurnale publikuojamo Nadeždos Orlovos straipsnių Stebuklingos lazdelės beieškant. Štai kita ištrauka. Krikščionybei dažnai sunku atvirai diskutuoti su netikinčiais žmonėmis arba nominaliais tikinčiaisiais, nes jie nepripažįsta amžinybės sąvokos. Net jeigu toks terminas ir yra oficialioje vienos ar kitos erezijos ideologijoje, jis neturi jokio taikomojo pobūdžio. Tai yra deklaruoti deklaruojamas, bet rimtai į jį neatsižvelgiama. Tokių žmonių argumentai – tai matomas rezultatas čia ir dabar – sveikata, pinigai, karjeros sėkmė. Jie pateiks daugybę išgijimo, įsigijimo, pasiekimo pavyzdžių. Išvardys pavardės, adresus ir paso duomenys laimingųjų, pasiekusių viską gyvenime dėl tam tikro mokymo metodikų. Nieko nedomina, kaip laimės savininkas pabaigs savo dieną žemėje ir pradės amžinybėje. Todėl krikščioniški teiginiai apie pražuvusią sielą, apie paskutinį teismą, apie praeinančias žemiškas vertybės atrodo blyškiai ir neįtikinamai tiems, kas netiki šiomis sąvokomis, net jeigu ir teigia priešingai. Kita ištrauka. Žinoma, svarstymai apie minties ir žodžio galią turi racionalų grūdą. Žmogus yra sukurtas pagal Dievo, kuriančio savo žodžiu, atvaizdą ir pavidalą. Ir žmonės paveldėjo kūrybinį polėkį ir žodžio galią. Bet apnuodyti nuodėmę, mirė dvasia, geba sukurti tik karikatūrinį pavidalą to, ką iš tikrųjų nori gauti. Be to, žmogus, nematantis toliau savo nosies, kadangi nebėra visažinis, neteko objektyvaus matomo pasaulio suvokimo ir apskritai bet kokio dvasinio pasaulio suvokimo. Negali nuspėti, kaip mūsų žodis atsilieps. O jis paprastai taip atsiliepia, kad skamba kelių kartų ausyse. Brangus klausytojai, skaičiau 2 straipsnių ištraukas iš žurnalo Gyvieji šaltiniai. Gyvieji šaltiniai yra vienas seniausių evangelinės minties leidinių Lietuvoje. Jo darbą remia Vokietijos labdaros fondas Šviesa rytuose, o Lietuvoje šio žurnalo leidėjai yra Gerosios naujienos centras įsikūręs Vilniuje, Pylimo gatvėje. Galite parašyti žurnalo leidėjams, paskambinti. Adresas yra Pylimo gatvė 20, butas 10, Vilnius, pašto indeksas 01
618, telefonas 8-618-08-200, elektroninio pašto adresas gyvėjaišaltiniai@gmail.com. Žurnalas taip pat turi savo tinklapį gyvėjaišaltiniai.lt. Dabar paklausykime muzikos ir grįšime prie gyvųjų šaltinių popierinio žurnalo apžvalgos. I'm putting on the love of the Lord. I'm putting on the love of the Lord. And I will be no stranger, for He loves me. Hallelujah, undivided. Hallelujah, because my love is Him that is the Son. I shall become a child of God. Because He first loved me, and where His rest is, I know that I shall be. For He loves me. Hallelujah, undivided. Hallelujah. Putting on the love of the Lord. I'm putting on the love of the Lord. And I will be no stranger, for He loves me. Hallelujah, undivided. Hallelujah. Immortal God of earth and heaven, be our wisdom and guide us in your ways. Lord, awaken us in love, mighty Counselor, and unite us to serve you in this day, for your glory. Hallelujah, undivided. Hallelujah, it's for your glory. Hallelujah, undivided. Hallelujah, I'm putting on the love of the Lord. I'm putting on the love of the Lord.
Grįžtame į mūsų gyvųjų šaltinių studiją ir XFM radio dažniais transliuojame kiekvieną trečiadienį pasirodančią vakaro laidą Gyvieji šaltiniai. Šį vakarą apžvelgėme to paties pavadinimo krikščionišką žurnalą, numeris 1 2015 metai. Prieš save dabar atsiverčiau pastoriaus Artūro Narbuto iš Kauno straipsnį, pamąstymus pavadintus Ieškokite jo karalystės ir teisybės, o visa kita bus jums pridėta, pagal Evangelijos pagal Matą 6 skyriaus 33 eilutę. Biblijoje sakoma, kad Dievas pažadėjo pasirūpinti mūsų pragyvenimu ir gerovę. 26 eilutėje Jėzus ragina pažvelgti į padangių paukščius ir pamatyti, kaip Dievas jais rūpinasi. Biblijoje daug pavyzdžių, kaip Dievas rūpindavosi savo žmonėmis. Skaičių knygos 11 skyriuje sakoma, kad jis savo tautai kasdieną teikdavo manus iš dangaus. Pirmoje Karalių knygoje 17 skyriuje pasakojama, kaip jo dėka miltai ir aliejus našlės namuose neišseko. Naujajame testamente rašoma, kad Jėzus pamaitindavo 5000 žmonių dykumoje. Bet Dievas mums patarė šiandien susitelkti į jo karalystės ir jo teisumo paieškas, o visą kitą jis pažadėjo mums pridėti. Kadangi Dievas tęsi savo pažadus, būkime tikri, kad jis tikrai pasirūpins mūsų kasdieniais poreikiais. Kita ištrauka iš Artūro Narbuto straipsnio Gyvųjų šaltinių žurnale. Ar negali Dievas užuot parūpinęs daug pinigų sumažinti mūsų išlaidas? Taip, jis gali tai padaryti. Gal rasite labdaroje batus ar drabužius, kuriems taupėte, ir jau nereikės jų pirkti. Gal Dievas duos sveikatos ir nereikės išleisti medikamentams? Gal automobilis nesuges ir tarnaus dvigubai ilgiau? Gal Dievas padės sutaupyti ten, kur planavote išleisti daug pinigų? Pagaliau gal Dievas išmokys taupyti, o ne išlaidauti, pirkti tik tai, kas būtina, o ne tai, ką geidžiate? O gal jis padės atsisakyti žalingų įpročių, suridavusių visas jūsų pajamas? Taigi išlaidų sumažinimas gali būti dar vienas būdas, kaip Dievas mūsų aprūpina. Derliaus principas atsispindi 2 laiško Korintiečiams 9 skyriaus 10 eilutėje. Cituoju, tas, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, padaugins jūsų pasėtą sėklą ir subrandins jūsų teisumo vaisius. Citatos pabaiga. Šioje rašto eilutėje matyti vadinamasis derliaus principas mums aprūpinti. Dievas palaimins jūsų daržą ir jums nereikės pirkti daržovių parduotuvėje. Gal prisimenate, kaip izraelitai perėjo Jordano upę ir rado pribrendusį derlių? Jie nesėjo ir neaugino to derliaus, bet Dievas jiems jį davė. Juk neretai pasitaiko, kad žmonės dalyjasi savo sodo derliumi su neturinčiais sodo ar daržo. Jūs galite sulaukti ir palikimo, kuriam neuždirbote, surasti lobį ar gauti brangią dovaną. Tik reikia būti labai atsargiems, panaudojant šios be pastangų gautus pinigus. Neretai jie kaip smėlis tarp pirštų lengvai išbyra. Kita citata iš Artūro Narbuto straipsnio apie parūpinimą. Jis vadinasi, ieškokite jo karalystės ir teisybės, o visa kita bus jums pridėta. Cituoju. Dievas rūpinasi mūsų sielomis. Jam svarbu stiprinti mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą juo. Jis nori mus išmokyti teisingai duoti ir duodant patirti džiaugsmą. Nori ugdyti mūsų ištikimybę aukojant ir tvarkant neteisėją mamoną. Nori matyti save laikomą svarbiausių visose mūsų veiksmuose, taip pat leidžiant pinigus. Jis ragina mus investuoti į amžinybę, paremti jo darbą bažnyčiose, kur skelbiama Evangelija. Juk tai, ką Jėzus atliko dėl mūsų ant kryžiaus, ir yra pats didžiausias Dievo duotas mums meilės ir davimo pavyzdys. Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutė. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Kitas straipsnis, kurį norėčiau trumpai rekomenduoti ir peržvelgti radio klausytojams, tai Markus Moklerio pamąstymai pavadinti Parodyk man savo banko žiniaraščius. Galima suprasti išrašus iš banko sąskaitos. Mokleris rašo, šykštumas yra nuodėmė, tačiau daugelį bendruomenių pinigų tema lieka tabu. Markus Mokler apie 10 palaimą. Tačiau kiek turi aukoti krikščionys? Senajame testamente kaip apatinės ribos reikalaujama 10 derliaus ir pajamų dalies. Ir dėl to žadama didelė palaima. Atneškite visą 10 į sandėlį, kad būtų maisto mano namuose.
Ir taip mane išmėginkite, sako galybių viešpats. Aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte apipilsiu visokiojopą palaimą. Malachijo 3 skyrius 10 eilutė. Tai reiškia, aukojimas tampa pasitikėjimo Dievų klausimu. Pažado esmė ta, kad Dievas uždavėjo pasiruošimą atsisakyti tam tikros sumos dosniai atsilygina. Ir šis atlygis suprastinas ne tik kaip dvasinis, bet ir kaip visiškai materialus. Patraukli ankstyvoji bendruomenė. Pirmoji krikščionių bendruomenė Jeruzalėje ūkinių atžvilgių elgėsi neįtin protingai. Jos nariai pardavė savo žemes ir puoselėjo radikalų turto bendrumą, nes laukė labai greitai grįžtant į dangų įžengusio Jėzaus Kristaus. Vėliau ši bendruomenė taip nuskurdo, kad dėl jos Viduržemio jūros baseine teko rinkti aukas. Tačiau kaip tik dalymasis tarpusavėje, dosnumas ir patirta bendrystė pirmosius krikščionys padarė patrauklę grupę. Apaštalų darbuose 2 skyrius 44-47 eilutės sakoma, visi tikintieji laikėsi drauge ir visą turėjo bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur lauždavo duoną, džiugiai ir taurė širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudės mylimi. O viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą. Brangus radijo klausytojai, pristatau Markus Moklerio straipsnį Parodyk man savo banko žiniaraščius, publikuojama Gyvųjų šaltinių žurnale, numeris 1 2015 metai. Naujas žurnalas ką tik atėjęs iš spaustuvės, pasiekė bažnyčias. Kita straipsnio dalis. Ką žinojo Bodelšvingas? Tai, kad santykiai su pinigais turi gilią dvasinę prasmę, žinojo senasis Friedrichas von Bodelšvingas, gyvenęs 1831-1910 metais. Jis buvo bažnytinės labdaringos veiklos Vokietijoje pradininkas. Kartą Bodelšvingui milijoninę auką pasiūlė stambus amerikiečių pramonininkas Andrew Carnegie. Pagunda buvo didelė, nes aukotojas su savo dovana nesiejo jokių sąlygų ir pinigus būtų galima gerai panaudoti. Tačiau Bodelšvingas sunkia širdimi atsisakė. Jis žinojo, jei šalyje taptų žinoma, kad ši neįtikėtinai didelė suma įėjo į labdaringą Betelio sąskaitą, žmonės nustos aukoti šiai dideliai misijai. O dar blogiau Bodelšvingui būtų buvę tai, kad žmonės nustotų už Betelį melstis. Tam išmintingam vyrui buvo aišku, kad jo darbas be didelės užtarėjų auditorijos būtų neįveikiamas. Tai primena atvejį iš Apaštalų darbų, 3 skyrius. Kai Petras prie šventyklos pamatė luošį, prieš jį išgydydamas pasakė tokius žodžius: sidabro nei aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok. Tikriausiai šiuolaikinis gerovės krikščionis turi pripažinti, kad jis turi sidabrą ir auksą, tačiau jo dvasiniai įgaliojimai įstrigę pusiaukelėje. Paklausykime muzikos ir po pertraukos aš norėčiau jums pristatyti Džono Piperio knygą, kuri vadinasi Tavo džiaugsmo. My spirit shall sing the music of your name. Shepherd me, O God, beyond my wants, beyond my fears, from death into life. Though I should wander the valley of death, I fear no evil,
and I will dwell in the house of my God forevermore. Shepherd me, O God, beyond my wants, beyond my fears, from death into life. Beyond my wants, beyond my fears, from death into life. From death into life. From death into life. Grįžtame gyvųjų šaltinių laidoje prie krikščioniškos literatūros pristatymo. Šį vakarą studijoje turime gyvųjų šaltinių pirmąjį numerį 2015 metų ir apžvelgiau keletą straipsnių. Visą žurnalą, kuris išėjo 30 puslapių ir 7000 vienetų tiražų, galite gauti evangeliškose bendruomenėse, taip pat užsisakyti paštu. Šį žurnalą Labdaros fondas Šviesa rytuose leidžia nuo 1998 metų ir jis išeina 4 kartus per metus. Studijoje taip pat turiu krikščioniškos leidyklos Reformatų literatūros centras 2014 metais išleista Johno Piperio knygą Tavo džiaugsmui. Originalo pavadinimas yra For Your Joy. Knygoje apžvelgiamas šios temos. Kodėl Jėzus turėjo mirti? Kaip Dievas gali mane mylėti, jei aš nemyliu Dievo? Kaip galiu mylėti Dievą, kuris leidžia blogiui įvykti? Kodėl Dievas yra visų svarbiausia? Ką visą tai reiškia man? Ką turėčiau daryti? Pradėsiu pristatydamas autorių. Johnas Piperis yra Betliejaus baptistų bažnyčios esančios Minneapolyje, Minesotos valstijoje pastorius. Jis užaugo Greenvillėje, Pietų Karolinoje, studijavo Vytono koledže, kuriame pajuto Dievo pašaukimą tarnauti. Vėliau Johnas Piperis įgijo bakalauro laipsnį Fulerio teologijos seminarijoje, o Miuncheno universitete Vokietijoje daktaro laipsnį. 6 metus Johnas Piperis vedė Biblijos studijas Betelio koledže, kuris yra St. Paulio mieste Minesotoje. O 1980 metais priėmė kvietimą tapti Betliejaus bažnyčios pastoriumi. Autorius yra išleidęs nemažai knygų, o jo straipsnius bei pamokslus galima rasti Desiring God tarnystės tinklapyje. Kartu su žmona Noelė, Johnas Piperis turi 4 sūnus, 1 dukrą ir vis didėjantį skaičių anūkų. Johno Piperio knygos Tavo džiaugsmui skyrius Kodėl Jėzus turėjo mirti. Ištrauka. Nuodėmė nėra nereikšmingas menkas dalykas, nes nusidedame didžiam suvereniam Dievui. Kuo kilnesnis įžeistasis, tuo įžeidimas rimtesnis. Visatos kūrėjas yra vertas begalinės pagarbos, žavėjimosi bei ištikimybės. Todėl Dievo nemylėjimas nėra menkavertis dalykas. Tai tikriausia išdavystė, paniekinanti Dievą ir griaunanti žmonijos laimę. Kadangi Dievas yra teisingas, jis nežiūri pro pirštus į šios nusikaltimus. Dievas jaučia šventą rūstybę nuodėmei. Už šios nusikaltimus ateis pelnyta bausmė. Ir tai Dievas aiškiai sako. Atpildas už nuodėmę – mirtis. Romiečiams 6 skyrius 23 eilutė. Siela, kuri nusikalsta, mirs. Ezechielio 18 skyriaus 4 eilutė. Bet Dievo meilė nesibaigia prakeiksmų esančių virš visos nuodėmingos žmonijos. Kad ir koks šventas jis būtų, jam neužtenka parodyti vien tik rūstybę. Todėl jis siuntė savo paties sūnų, kad išlietų savo rūstybę ant jo ir kad sūnus iškęstų prakeiksmą vietoj tų žmonių, kurie jo patikės. Kristus mus atpirko iš įstatymo prakeikimo, tepdamas už mus prakeikimu. Laiškas Galatams 3 skyrius 13 eilutė. Tai yra besikartojančio žodžio permaldavimas reikšmė, kurį rasite 10 puslapyje pateiktose eilutėse. Šis žodis byloja apie Dievo prakeiksmo patraukimą per užvaduotoją, kurį parūpina pats Dievas. Mūsų užvaduotojas, Jėzus Kristus, neatšaukia Dievo rūstybės, bet sugeria ją ir nukreipia nuo mūsų į save. Dievo piktis teisingas ir jis buvo išlietas, o nenumalšintas. Nežaiskime su Dievu ir nenuvertinkime jo meilės.
Kol nesuvoksime, kokia rimta mūsų nuodėmė ir kad esame verti Dievo rūstybės, tol nejausime Dievui pagarbios baimės ir jo didžios meilės mums. Bet kai iš Dievo malonės suprasime, kokie neverti esame, tuomet pažvelgę į Kristaus kančią bei mirtį sakysime: meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Autoriaus pastaba: atsiuntė savo sūnų kaip rūstybę sugeriantį permaldavimą. Skaitau knygą Tavo džiaugsmui, kuri išleista Reformatų literatūros centro, kuris yra Vilniuje, ir ją užsakė Vilniaus Biblijos baptistų bažnyčia. Kitame skyriuje Džonas Piperis kalba apie tai, kas yra, jeigu aš nemyliu Dievo. Peržvelkime keletą pastoriaus minčių. Apgaudinėjame save, kai pradedame idealizuoti mirtį ir laikyti ją gerai nugyvento gyvenimo kulminacija. Mirtis yra priešas. Ji atskiria mus nuo visų šio pasaulio nuostabių malonumų. Mes apipiname mirtį gražiausiais epitetais, lygiai nebūtų pats baisiausias blogis. Kai kenčiame, giltinė suduoda lemiamą smūgį mūsų vilčiai, bet nepatenkina mūsų vidinio troškimo. Juk žmogaus širdies troškimas yra gyventi ir būti laimingam. Dievas mus tam sukūrė. Ekleziasto 3 skyriaus 11 eilutė teigiama: Jis įdėjo amžinybę žmogui į širdį. Esame sukurti pagal Dievo atvaizdą, o Dievas myli gyvenimą ir gyvena amžinai. Buvome sukurti amžinajam gyvenimui. Mes gyvensime amžinai. Amžino gyvenimo priešingybė yra nesunaikinimas, o pragaras. Jėzus apie tai kalbėjo daugiau nei kiti. Jis aiškiai pasakė, kad tie, kurie atmes jo siūlomą amžinai gyvenimą, bus nesunaikinti, o kentės Dievo rūstybę. Kas tiki sūnų, turi amžinai gyvenimą, o kas netiki sūnumi, gyvenimo nematys. Ant jo pasilieka Dievo rūstybė. Evangelija pagal Joną 3 skyrius 36 eilutė. O Dievo rūstybė truks amžinai. Jėzus pasakė: ir šitie eis į amžiną įkentėjimą, o teisėjai į amžiną gyvenimą. Mato 25, 46 eilutė. Ši klaiki realybė mums parodo, kaip baisu būti abejingų Dievui ir jį paniekinti. Todėl Jėzus perspėja: ir jei tavo akis traukia tave nusidėti, išlupk ją, nes geriau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į ugnies pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta. Citata iš Evangelijos pagal Morkų 9 skyriaus 47-48 eilutės. Baigdamas skyrelį "Jei aš nemyliu Dievo", Džonas Piperis teigia: mes patys būsime pakeisti, kad jaustume tokį neapsakomą džiaugsmą, kokio šiame gyvenime nesame net įsivaizdavę. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Pirmas laiškas Korintiečiams 2 skyrius 9 eilutė. Tokį džiaugsmą kiekvieną gyvenimo akimirką dabar ir visada patiria tie, kurie pasitiki Kristumi. Jiems geriausia dar priešakyje. Mes pamatysime visą patenkinančią Dievo šlovę. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Evangelija pagal Joną 17 skyriaus 3 eilutė. Juk dėl to Kristus kentėjo ir numirė. Argi neturėtume jo priimti kaip brangiausio mūsų turto ir dėl jo gyventi? Skaičiau ištraukas iš Džono Piperio knygos Tavo džiaugsmui, kurią 2014 metais išleido viešo įstaiga Reformatų literatūros centras. Knygą išvertė Eglė Grigaliūnienė, redagavo Gintaras Bleizgys, koregavo Sandra Buriokaitė, recenzavo Julius Jonušas, pamaketavo Eglė Grigaliūnienė. Galite ieškoti Reformatų knygyne ir kitose krikščioniškose knygynuose bei greta jūsų esančiose evangelinėse bažnyčiose. Paklausykime muzikos. XFM. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Hallelujah. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Hallelujah. Ascribe greatness. Ascribe greatness. Ascribe greatness to the rock.
that the builders rejected has become the cornerstone. Oh, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Ascribe greatness, ascribe greatness, ascribe greatness to the rock so high, so high. Ascribe greatness, most high. Ascribe greatness, oh, ascribe greatness to the rock so high, to our God most high. Sing hallelujah, sing Tęsime Džono Piperio knygos Tavo džiaugsmui apžvalgą. Ir dabar atsiverčiau įdomų ir dažnai žmogui abejonę sukeliančių minčių diskutuojantį skyrių. Jis vadinasi, kaip galiu mylėti Dievą, kuris leidžia blogiui įvykti. Visi mes stebime aplink pasaulį ir matome karus, persekiojimus, nelaimės, ligas. Stebėmės, kur yra Dievas. Ir štai Džonas Piperis rašo Kartoto įstatymo knygoje 29 skyriaus tokio paties numerio eilutė 109, kas paslėpta priklauso viešpačiui, mūsų Dievui, ir kitas eilutės. Ir pastorius teigia, tiek Biblijos, tiek ir krikščionybės užduotis yra neišaiškinti, iš kur atsirado blogis, bet atskleisti, kad Dievas paverčia blogį į visišką priešingybę, amžiną teisumą bei džiaugsmą. Rašte yra daug užuominų apie tai, kad būtent taip nutiks Mesijui. Juozapas, Jokūbo sūnus, buvo parduotas į vergystę Egipte. Atrodo, kad 17 metų jis gyveno apleistas. Tačiau ir čia matomas Dievo veikimas. Jis padarė Juozapą valdovu Egipte, kad užėjus baisiam badui jis išgelbėtų savo išdavikus. Šio pasakojimo esmė slypi Juozapo žodžiuose, kuriuos jis skyrė savo broliams. Nors jūs man norėjote blogo, Dievas tai pavertė į gerą. Pradžios knygos 50 skyriaus 20 eilutė. Tai yra Kristaus provaizdis, apleistas, kad išgelbėtų kitus. Prisiminkime Kristaus protėvius. Kadaise Dievas buvo vienintelis Izraelio karalius, tačiau žmonės maištavo reikalaudami žmogaus valdovo. 1 Samuelio knygoje 8 skyriaus 19 eilutė rašoma, mes norime turėti karalių. Vėliau jie išpažino savo kaltę. Prie visų savo nusikaltimų pridėjome dar vieną, prašydami savo karaliaus. Džonas Piperis rašo, kad netgi ir šioje situacijoje Dievas veikia. Iš šių karalių linijos Dievas į pasaulį atvedė Kristų. Taigi Dievas panaudojo nuodėmingus žmonės, kad nenuodėmingas gelbėtojas ateitų išgelbėti nusidėjėlius. Labiausiai stebina tai, kad blogis ir kančia buvo Kristaus išrinktas kelias į pergalę būtent per blogį ir kančią. Kiekviena išdavystė bei smurtavimas prieš Jėzų buvo nuodėmingas ir blogas. Tačiau visame tame buvo Dievas. Biblijoje parašyta, jį, Jėzų, iš ankstinių Dievo sprendimų bei numatymų atiduota, jūs piktadarių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus, kirtis ant jo nugaros
dygliai ant galvos, spjuvis į skruostą, mėlynės ant veido, vynis rankose, ietis šone, valdžios atstovų neapykanta ir tai, kad jį išdavė draugas bei apleido mokiniai, visa buvo nuodėmės pasekmė. Ir visa tai Dievo buvo paskirta nugalėti nuodėmės galią. Nėra didesnės nuodėmės už neapykantą Dievo sūnui bei jo nužudymą. Ir nebuvo didesnių kentėjimų ir didesnio nekaltumo nei Kristaus kentėjimas ir nekaltumas. Net ir čia matoma Dievo ranka. Izaijo 53 skyriaus 10 eilutė. Bet viešpats panorėjo jį sumušti. Dievo tikslas buvo blogį bei kančią sunaikinti tuo pačiu. Izaijo 53 skyriaus 5 eilutėje skaitome, jo žaizdomis esame išgydyti. Argi per Jėzaus Kristaus kančią Dievas pasauliui neparodė, kad jam nėra tokios nuodėmės ar tokio blogio, iš kurio jis per Kristų negalėtų iškelti amžino teisumo ir džiaugsmo. Juk mūsų pačių sukelta kančia tapo mūsų išgelbėjimo viltimi. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro, rašė Lukas Evangelijoje 23 skyriuje 34 eilutėje. Džonas Piperis, pastorius, kuris parašė šią knygą, joje patalpino trumpą skyrių, ką visa tai reiškia man. Ir 4 vietos iš Naujojo testamento yra tarsi klausimas žmogui. Štai Jono 5 skyriuje 24 eilutėje yra šie žodžiai. Iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Dievas sukūrė mus savo šloviai. Dievas sukūrė mus išryškinti jo didybę, panašiai kaip teleskopai padidina žvaigždes. Jis sukūrė mus, kad atskleistų savo gerumą, tiesą, grožį, išmintį ir teisingumą. Labiausiai Dievo šlovė parodoma, kai mes nuoširdžiai džiaugiamės tuo, kas Dievas yra. O tai reiškia, kad Dievas gauna gyrių, o mes malonumą. Dievas mus taip sukūrė. Jis labiausiai pašlovinamas mumyse, kai esame visiškai patenkinti jame. Jei Dievas mus sukūrė savo šloviai, vadinasi ir gyventi turėtume jo šloviai. Ši pareiga yra duota paties Dievo, tai jo sumanymas. Svarbiausia mūsų užduotis yra parodyti, koks nepaprastas turtas yra Dievas. Šią užduotį atliekame būdami patenkinti tuo, kas Dievas yra. Čia slypi meilė Dievui, pasitikėjimas juo ir dėkingumo jam esmė. Čia prasideda tikrasis paklusnumas, ypač kai mylime kitus. Laiškas Kolosiečiams 1 skyrius 4-5 eilutės. Juk kiekvienas nusipelnome teisingo pasmerkimo iš Dievo. Kaip? Trokšdami kitų dalykų labiau nei jo paties. Sumenkiname savo nedėkingumu, nepasitikėjimu ir nepaklusnumu. Todėl Dievas yra teisus amžiams atskirdamas mus nuo džiaugsmo savo šloviai. Antrame laiške Tesalonikiečiams Paulius rašo 1 skyriaus 9 eilutėje. Jie bus nubausti amžina pražūtimi ir atskirti nuo viešpaties veido ir nuo jo galybės šlovės. Žodis pragaras Naujajame testamente sutinkamas 12 kartų, iš kurių 11 paties Jėzaus žodžiuose. Tai ne pasaka, sukurta piktų paniūrusių pamokslininkų, o labai rimtas Dievo sūnaus įspėjimas. Sūnaus, kuris mirė, kad išgelbėtų nusidėjėlius nuo pragaro prakeikimo. Nepaisydami šio įspėjimo, labai rizikuojame. Jei Biblija apie žmogaus padėtį pasakytų tik tiek, būtume pasmerkti ateičiai be vilties. Tačiau jo žodis čia nesustoja. Taigi, kągi ragina Dievo žodis, ką turėčiau daryti? Ir čia Džonas Piperis šios skyrių užbaigė savo pamastymus, kurie pavadinti tavo džiaugsmui. Morkaus 10 skyriaus 17 eilutėje pasakyta, Jėzui išeinant į kelią vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių ir klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad paveldėčiau amžinąjį gyvenimą? Džonas Piperis siūlo tokias tezes. Nusigręžk nuo apgaulingų pažadų, kuriuos siūlo nuodėmė. Šaukis Jėzaus, kad jis išgelbėtų tave nuo nuodėmės kaltės, bausmės ir vergystės. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Laiško Romiečiams 10 skyriaus 13 eilutė. Sudėk visas viltis į Jėzų, nes jis yra Dievas. Pradėk skaityti Bibliją, kurioje rasi brangius ir be galo didžius Dievo pažadus, galinčius tave išlaisvinti iš nuodėmingų troškimų. Susirask bažnyčią, kurioje pamokslaujamas Dievo žodis. Pradėk šlovinti Dievą bei augti vis geriau jį pažindamas kartu su kitais tikinčiaisiais, kurie brangina Kristų labiau už viską gyvenime. Laiškas Filipiečiams 3 skyriaus 7 eilutė. Džonas Piperis užbaigė savo pamastymus tavo džiaugsmui šiais žodžiais. Geriausia žinia pasaulyje yra tai, kad nėra priešpriešos tarp didžiausios laimės, kokią gali patirti žmogus,
ir tobilo Dievo šventumo. Kai džiaugiesi Jėzumi ir tuo, kas jis yra, tada Dievas tampa tavo didžiausiu turtu ir tai suteikia amžiną beribį džiaugsmą, neprilygstantį jokiems žemiškiems malonumams. Šį vakarą apžvelgėme tiek gyvųjų šaltinių žurnalo pirmąjį numerį, tiek Reformatų literatūros centro išleistą Džono Piperio knygelę Tavo džiaugsmui. Raginu klausytojus ne tik skaityti Bibliją, be abejo tai svarbu, tačiau augti krikščioniškame gyvenime padeda ir literatūra. Jos mes turime tikrai gausiai, galime ją dalinti, ne tik patys skaityti, dauginti ją, prisidėti prie jos leidybos, nes Dievas mus panaudoja kaip savo šlovės ir turto indus. Per tai, ką mes gauname kasdieną, per savo pajamas, galbūt tai yra geras atlyginimas, galbūt tai yra nedidelė pensija ar pašalpa, tačiau Dievas svarbiausia žiūri į širdį, į mūsų motyvą, kodėl mes skiriame savo lėšas Dievo darbui, Dievo darbo plėtrai Lietuvoje ir visame pasaulyje. Dėkoju, kad buvote su gyvaisiais šaltiniais, su radio laida. Šį vakarą klausykitės mūsų sekmadienį 15 val. Ir taip pat rašykite mums į XFM radiją, į Facebooko paskyrą, mūsų elektroniniu paštu ir galite skambinti į studiją, kada vyksta tiesioginės laidos telefonu 8520777977. Ir dar priminsiu dažnius, kuriais galite klausytis mūsų FM radio bangomis Kaune 88 ir 1/10, Klaipėda 91 ir 40 MHz, Vilniuje 100 ir 50 ir Panevėžyje 106 ir 90. Taip pat artimiausių laikų mes pradedame transliacijas Biržų mieste ir aplink jį. Dažnius galite rasti mūsų tinklapyje xfm.lt. O šį vakarą noriu atsisveikinti, su jumis buvo gyvųjų šaltinių laidos vedėjas Arnoldas Matijošius. Tai būna ramybė su jumis. Viso. Šaltinė